ar ne? Tai kas tai yra kokybė ir kam jinai reikalinga? Kad užtikrinti, kad braukų nebūtų. Kad nebūtų braukų. Labai gerai. Tai va, tai dabar, kai jūs atėjote į laboratoriją, jūs, na, ne tik tais klausėt prieš tai teoriją, ar ne, irgi, o dabar jūs, būtent jūs, ar ne, pabandysite tai įvykdyti praktiškai. Tai jeigu galite, ateikite arčiau. Nusirenkit, striukės padėkit, nebijokit, visi čia savi. Nusičiakit gal tai rastu. Jo, būtų geriau, kad rastu būtumėt. Tai va būtent. Čia variklio galva. O, nuo kurios mašinos gal žinau dar pasakysit? BMW kokį nors. BMW sakot? Nu, 6 cilindrai. Nu, čia jau toks galingas BMW turėtų būti. Na, iš tikrųjų, tai čia yra detalė nuo Vilkiko, nuo Scanios atrodo. Ar man, aš dabar jau bijau sumeluoti? Man. Tai va, ir kodėl jinai pas mus atkeliavo? Jinai atkeliavo vien todėl, kad, na, įvyko ten avarija, sakykime, ar ne, variklis sustojo dirbti ir, na, mūsų klausė, jūs gal galite išsiaiškinti, kokia yra problema. Tai va dabar va, jūs visus kviečiu apžiūrėti, sakykime, tai va vizualiai ar ne, ar ką nors čia paviršiuje jūs galite pastebėti plika akimis. Nu, čia, sakykime, šitos aš neimsiu dabar. Ieškoti reikėtų kažkokių įdaužimų, įtraukimų. Aha, teisingai. Tvarkoj. O gal matot kažkokių įtrūkimų, įskilimų, sakykime, atsipleišėjimų, nu kažko tai tokio. Kas galėtų sukelti tam tikrą variklio darbo sutrikimą, ar ne, avariją? Kaip ir nelabai, ar ne? Nesimato. Tvarkoj. Plika akim, kadangi nieko negalit pastebėti, yra tam tikri tyrimo būdai, kada, sakykime, na, visą tai mes galime, na, išiškinti tam tikromis priemonėmis. Prieš atliekant šitą tokį eksperimentą, man reikėtų vieno iš jūsų savanorių arba savanorės, kuri man pagelbės. Tai kas norite pagelbėti man? Gerai. Pirmiausia, ką, sakykime, tikras tyrėjas privalo turėti? Aišku, žinias ar ne? Na ir po to apsauginės priemonės. Tai chalatas. Prašau chalatą, nes mes vis dėlto čia dirbsim labai rimtai. Ir pirštis. Kadangi, na kaip dažyti, kad dabar tyrėjai panašiai. Plakam rimtai, taip. Vyriškai plakti. O, ir žinokit, ir kitus tuoj pat aš įdarbinsiu. Tu irgi stipriai išplak. Labai stipriai. Taip, mes jau pasiruošę. Šluostai jūs. Jau išplakėt, ar ne? Pirmiausiai, ką reikia? Pirmiausia, reikia paviršių gerai nuvalyti. Na, įsivaizduokit, detalė, galbūt jinai čia buvo ilgą laiką pasidengė dulkėmis, ar ne, gal kažkas tai atėjo, ranką padėjo. Kas gaunasi? Gaunasi tai, kad mes paviršių užteršiame. Na, rankoje yra riebalai, ar ne, iš oro gali nusėsti tam tikros dulkės. Tai pirmiausiai mums reikia nuvalyti paviršių. Tvarkoj, dabar ant šluostę šiek tiek. Ir su šluostę aš jums galiu padėti. O, kaip gerai. Dabar su šluostę mes turime gerai nuvalyti paviršių. Valom. Visus tarpelius išvalom, o dažai, jie yra raudonos spalvos, ne veltui aš prašiau jūsų užsidėti pirštinės. Jums reikėtų tolygiai užpurkšti ant viso paviršiaus. Ir šitas pats visas eksperimentas, jūs purkškit. Visas tas eksperimentas, sakykime, užtrunka ganėtinai ilgai, kadangi mes pirmiausiai šiek tiek žemiau galit. O, bet taip. Na ir gerai. Pats eksperimentas užtrunka ganėtinai ilgą laiko tarpą. Kadangi mes dabar padengėm dažais, ar ne, dažai turi įsiskverbti į patį paviršių. Ačiū. Ačiū, užtenka jau. Dažai privalo įsiskverbti į paviršių, tam, kad vėliau galėtų išiškinti mūsų tos turimus derinius. Tai užtruks kažkur tai apie 10, galbūt 15 minučių. Bet to tarpu mes nedidėsim ir eisim prie kai kurių kitų tyrimo būtų, gerai? O jūs pirštinių nesimato. Nu, savo struktūrą, savybėmis. Ne. Teisingai. Tarkim, galiu paimti ar ne kelis bandinius, o prašau, vienas jums, kitas jums, persiųskit per rankas.
sakykime, ar ne, vieni metalas. Na, iš akies tikriausiai, taip kaip sakant, negalit pasakyti, koks tai yra metalas. Čia kažkoks latuminis, kaip žinoma. Koksai? Ne. Na, tikriausiai geltonos spalvos gali būti farės, galbūt, ar ne? Gali būti sudėti. Na, vėl man reikėtų žmogaus, kuris pabandytų šiandien patyrinėti. Vis dėlto aš kiekvieną dieną beveik dirbu su šitą įrangą, o jūs beje ne. Tai kas norite ateiti padirbėti? Enkis iš tikrųjų padirbti, iš patirties sakau. Tvarkoj. Turim mes metalo gabaliuką, ar ne tokį. Vėl nedidukas. Čia labai konkretus gaminys, tai yra bėgis, galbūt kažkas važinėjate geležinkelio tiriamojo paviršiaus. Tolygiai laikyti. Oi, palaukit, kada mes dirbam. Yra mygtukas. Paspauskite ir laikykite pastoviai šitą nuspaudusi mygtuką. Ir tas mūsų tyrimas trunka 10 sekundžių. To tyrimo metu mes labai tiksliai galime pasakyti, kokie elementai vis dėlto yra pačiame mūsų tyrimajame metale. Jau gavote? Viskas. Sveikinu, jūs jau ką tik sužinojot, kokia cheminė sudėtis čia yra. Na, sakykime, žvelgiant į čia, jeigu taip pat persiusim, pažiūrėti, ne? Ką man? Geležis, o mane? Manomas, ar ne? Tai va, labai greitai per 10 sekundžių jūs išsiaiškinote, kas tai yra per materiją, ar ne? Paviršiaus. Viso šio prietaiso veikimo principas tai yra gama spinduliai. Tai yra labai maža spinduliuotė. Na ir kada jau paspaudėte? Dar ne. Taip, laikykit stipriai. Gama spinduliai analizuoja paviršių ir, sakykime, jų pagalba mes labai puikiai galim sužinoti, na, kokia ta sudėtis viduje yra. 99% vario, hafnio 0,3, titano 0,3 ir nikelio 0,1. Tai čia, sakykime, praktiškai galima sakyti, kad pas mus yra bronza. Dabar reikėtų į skepetaitę įpurkšti valiklių ir skepetėlės pagalba nuvalyti paviršių. Padėsiu aš ir jums. Galbūt dar kažkas tai galėtų padėti mums. Labai švariai reikia nuvalyti. Taip iš arčiau, sakykime, ar ne, paims užpurkš visą paviršių. Purkš. Ne. Jūs dabar esate tyrėjai ir jūs man dabar papasakokite. Ką jūs čia galite? Taip, čia jeigu mes žiūrėsime, ar ne, čia buvo tokie išdaužimai, bet jeigu pažvelgtumėte štai čia, kur dar? Čia, taip, šitoje vietoje, štai šitoje vietoje, čia. Labai daug. Štai čia yra daug, plika akimi buvo nepastebimų defektų, ar ne? Tai va, tai jūs kaip tyrėjai, kaip kokybės inžinieriai jau galite teigti, kad šita detalė yra Nepanaudoju. Na, jinai jau yra brokuota ir apie tolimesnį naudojimą, sakykime, čia jau reikėtų, na, vėlgi atlikti tam tikrus tyrimus, bet tikriausiai, kad juos jau mes nebenaudotume. Kodėl taip atsitiko, kas būtent? Čia galėjo būti, sakykime, kada išimami žiedai buvo, arba per naują presuojami, galbūt buvo tiesiog neišlaikytos tam tikri darbo režimai, ar ne, ir, sakykime, na, nuo darbinių temperatūrų galėjo tiesiog suskilinti. Čia galima pataisyti? Manau, kad jį reikėtų jau lietis atnaujinti. Kas tai neįsitikė. Tai ką, ačiū jums visiems tada. Ir viso gero. Lauksim jūsų kokybės inžinierijoje.